Klimatologija, diskusijos yra nepageidaujamos. Kaip gimnazijos mokytojas, aš kreipiausi į gerai žinomą tyrimų institutą su prašymu. Ar mes galėtume į mokyklą pasikviesti pranešėją diskusijai apie klimato kaitos teorijos kritiką, žmonės pasaulinio atšilimo priežastis. Tyrinėjimas vyksta ieškant tiesos debatuose, o ne absoliučios tiesos įvedime, nesiklausant priešingos nuomonės. Studentai turėtų išmokti susidaryti savo nuomonę be manipuliavimo, tačiau instituto profesoriai atmetė mano prašymą teigdami. Visuotinio atšilimo teorijos skeptikai skleidžia pseudomokslinę informaciją ir iškraipo faktus. Tokia negatyvi reakcija buvo nepaisant Heidelbergo kreipimosi, kurį patvirtino 3000 mokslininkų, iš kurių 74 Nobelio premijos laureatai. Garbingi JAV fizikai, tokie kaip profesorius Harold Lewisas ir profesorius Ivar Giaever, fizikos Nobelio premijos laureatas, protestuodami paliko Amerikos fizikų bendruomenę. Profesorius Lewisas paliko šią bendruomenę po 67 metų narystės ir teigė, kad klimatologija yra didžiausias visų laikų melas.